vienos bus rimti reikalai, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Nu tai kaip laikais? Puikiai. Smagu girdėti, tai dėl ko pasikvietei? Kas ten per koordinatas už miesto? Kas ten vyks? Tai jau kam tau žinot? Keistas klausimas. Nes vienoj komandai, ar ne? Tai aišku, kad vienoj komandai. Bet ten vyks susitikimas dėrybas dėl naujos viena partijos. Ta senoji, kur buvo zona, jau baigėsi. Dabar ieško naujo kanalo. Išsamei paaiškinu. Kodėl ne mieste? Ten daug akių. O čia gali matyti, ar niekas tavęs neseka. Nu, čia tik prielaida. Tas taip. O kol tu miegojai, Remeika jam atnešė koordinatės. Kodėl pats nevažiuoja? Sakė, kad su Vilčinskaite varo į Palangą. Galėčiau už to pokalbio pasiklausyti. Tai o kam to reikia? Ką jau pradėsim viens kitą dubliuoti? Tu renki informaciją, mes dirbam. Ar jau pradėjai dėl Evaldo nerimauti? Aš tiesiog noriu, kad viskas greičiau pasibaigtų. Tai visi to nori. O kad nepermegojai, pagarba. Gerai išsisukai. Jeigu viskas, tai lėksiu. Viskas. Iki. Iki. Tai iš pradžių viskas labai neblogai sekėsi. Aš įsidarbinau viešbučio restorane ir arbatpinigių, ir klientų buvo daug, bet prasidėjo pandemija ir viskas. Pš. Tai, žodžiu, dabar reikia ieškoti naujo darbo. Aišku. Voku tu esi baigusi? Pedagoginį. Pedagoginį? Nu čia jau biški sunkiau. Niek negali padėti. Bet vis tai, kur nors sugalvosiu, nebejok. Tu tik tai nepagalvo, kad aš tave spaudžiau? Vujergau, tu tik to spaus, kiek tik nori, spaus. Ką motrišką spaud, žinok, daug šelčiau pasidaro. Emeiks ramesnis būn. Aš šiaip esu chemijos mokytoja, tai aš galėčiau pas tave laboratorijoje dirbti. O kas čia tu sakė, kad nespaus, ką? O kas čia sakė, kad nebijo? Gera, aš pajaukavau. Žinokau, padarau tep. Aš N atsiskaitau, paėm šompis ir važiuoju pas mane. Normalią pasirodavusiam. Pasika? Pasirukausiam. Nu, pasikalbėsiam. Gerai. Nu va. Parodė. Važiuosim mes čia, o mums reikia va čia. Jo, mes neprarti pravažiavom.
Ne, čia yra paskutinė stotelė. Ir jie net nesitikės, kad čia pasava. Ką nori pakrovai? Pilnai? Ginklas. Pilnai? Ko tu lauki? Einam. Čia? Jo. Skaičiukai rodo, kad čia. Na jo, gera vieta. Jokio judėjimo. Nu jo. Gera vieta žudyti. O ką? Tylu. Ramu. 5 kilometrų spindulių vos kelios sodybos. Gera vieta. Atvažiavom, panelė Laura. Laižent tavo gražis kojelis ant mano žalios vėjelis. Prašau. Niekaip negaliu priprast prie tavo keistos tarmės. Tai jeigu tu nori, aš galiu ir normaliai kalbėti. Ne, šnekėk taip, kaip šnekėjai. Viskas gerai, labai žavingai skamba. Žinok, aš tau pasakysiu. Moniai žemaičių kalba ir pat normaliausia. O. Taip raktelis, taip durelis, prašau. Va, atsiprašau, kad pas mumis dar čia ne viskas iki galo sutvarkyti, nes neatsikraustėm, tep aš kitur gyvenau. Ta va, bet kuo aš galėjau žinot, kad pas mumis tu princesė įsveicatės. O tu tikrai vienas gyveni? Vins, aišku vins, juk mata. Ką, visada tai buvo? Kap? Nu, kad vienas gyveni. Ai, ne, bet aš buvau sene, kad dar jaunas buvau toks letetiaušis, pateklus kaip veršis. Aš enu tauris atnešiu, palauk biški. O. Tas sako, pas draugę gyveni? Jo, labai nuoma pakilo nuomos kainos, tai aš vieną neišsilaikyčiau. Ta gal pas mane gyveni? Išvis nereikės niek mokėti. Kas negera? Pirmą kartą tavo namuose ir aš iš karto tokius pasiūlymus girdžiu. Kas negera? Veits pas mane daug veitas. Aš žmogus taikus, ramus. Dėl manęs nebus jokių problemų, pamatys. Kaip karalienė gyvensi. Nu, ten vakarienį kartas padarys, šampės išgersiau, jeigu pati norės. Jeigu nenorės, negersiau. Pamatys, aš pirštų tavis nepakošinsiu. Ne, aš nepratus tokių sprendimų taip greitai priiminėti. Nu, tu nenori pasigerinti savo gyvenimą. Noriu. Nu, tai va, už savaitės kitos darbą rasiau. Aš visokių veikėjų pažįstu.
Viens skalbyklą tor, kits nekilnojant turto agentūrą, trets kažkokius ten varštelius, šriubelius gamai, nežinau. Rasiau tavį darbą. Tai gal aš vis tik tai tavo įmonėje galėčiau dirbti? Mano įmonė? Ai, mano įmonė. Nu tai palauk, tu nori tročytai su chemikalas? Ašgi chemijos mokytoja, aš nenusitručysiu. Ne, nu jeigu tu nori, tad koks problemas? Tik reiks biškį palauk. Turėsi kur nors atleisti. Juk už minimum tu neįsidirbi. O aš pats neleisiu. Tai tu pažadė. Žinomas. Bet jeigu neatsikraustys pas monis gyveni, ta žinok galiu persigalvoti. Ta užpažinti. Už tave, Albertai. Dar maždaug 15 minučių. Drono neturim, galėtumėm pakelt, pažiūrėti, ar atvažiuoja. Atvažiuos. Čia didelė partija? 6 kilai po 28 000. O, tai čia pigiau nei koksas. Tai gegužės mėnesį muitiniai sulaikė iki 10 kilų koksų. Tai čia 500 000. Fenas yra morfino pakaitalas. Bet šiaip jis į top 3 tai neįeina. O tai top 3 tai kas čia? Tu man pasakyk, atspėk. Nuojautą pasinaudok savo. Ką aš žinau? Nu, jeigu top 3, tai brangu nebus. Tai kanapės. Rau. Tada troleliuškos gal? Konkrečių. Nu, šitas ekstazis. Rau. Trečias bus LSD. Bingo. Mirgdai bingo. O 4 yra kokainas. O ką tu esi vartojęs? Nieko. Palauk. Tai net žolės nerūkai? O tu rūkiai? Ne. Ko čia stebės? Aš nesistebiu. Ne? Girdi? Atvažiuoja. Ilsisi. Nu. Tada padar be mašinsies. Nu, labai sveika. Visur vaikštau. Nu, kad tik nebuvi. Su mašina irgi gali vaikščiuoti. Nuvažiava prie jūros vaikščiuok, į miestą vaikščiuok, į mišką nuvažiava, vėl vaikščiuok. Ir dabar galėtų vėl nuvažiuoti. Bet šam psikalė bejau pripūsti. Kur nuvažiuot? Mašinas tavai nupirkti. Ei, stabdyk, man tokių dovanų nereikia. Koks čia dovanas? Na, brangi mašinėki. Kas tas mane reiškia? Tu čia žaidi su manim? Aš su tavim nežaidu. Man nesunkia pagerinti tavo gyvenimą. Pamatysi, po metų sėdėsi, naują mersi ir sakysi.
Albertą, susitikim su tavim pakeisti mano gyvenimą. Va, kaip sakysi. Ne, man reikia pagalvoti. Aš matau, tu manis nesupranti. Nu. Jeigu man nieka už to iš tavęs nėra, aš juk tavęs nevertų į luomą. Vienintelis dalykas, kad mane iš tavęs trek. Vienintelis. Įdėmiai klausau. Draugystė. O draugą viens kitam to ir padėti, a ne? Palaukim bent iki rytojaus. Gerai? Nu, palaukiau. Gal dar ryto nenumirsiau? Va išeis dabar prodarys. Norės paskombins mane. Nenorės. Vadins toks likims. Oi. Kaip greit patvarkim. Enu, aš dar vyną turiu atnešiu. Kaip kelionė? Normaliai. Rankas pakelk. Rankas pakelk, aš tave pirmą kartą matau. Kur prekė? Rodyk pinigus. Tai ką, visus taip ir skaičiuosi? Aš tave pirmą kartą matau. Kur eini? Rodyk prekę. Namo, lochas. Gerai. Tik nešaukti reikia. Nereikia. Ramiai, Mirkintai, ramiai. Pats tu lochas.
Jis negyvas. Viską nufilmavai? Taip. Tai kas su juo darom pranešti? Nieko nedarom. Einam iš čia.